Šiandien kartu pabandysime atlikti bėgimo ir ėjimo intervalus ir pradėsim nuo labai tokios paprastos, pradedantiesiems tinkančios pradžios. Tai iš vis truksime 25 minutės, iš kurių tik 5 minutės bėgsime, 20 eisime. Pradėsim nuo 5 minučių ėjimo pro mankštos, šiek tiek spėresnis ėjimas. Ir tada šoksime į pirmą bėgimo intervalą 1 minutė bėgimo, 2 minutės ėjimo. Ir turėsim tokius 5 intervalus. Po tokių 5 intervalų jau bus 20 minučių, liks 5 minutės to atokvėpio atvėsimo. Taip, kad daugiau informacijos toliau galim pradėti mūsų treniruotę. 5 minutės ėjimo. Ėjimas spėrus. Technikoje labai daug elementų tikrai dėlioti nereikia, tik tai vieną iškart noriu į priekį pataisyti, nes labai dažnai žmonės galvoja, kad kaip ir bėgime dedama visa pėda, taip ir eisenoje reikėtų dėti ne kulną. Tai iškart parodysiu. Eisenoje reikėtų statyti kulną ir nuo kulno pereiti ant pirštų ir visą laiką turi vykti toks dalykas. Bėgsenoje, kai jau pradėsim bėgti intervalą, statom maždaug visą pėdą lygiai. Ne nuo kulno ir nestipriai nuo pirštų. Jau geriau šiek tiek daugiau nuo pirštų negu nuo kulno. Laikrodis pypsi, kad stovi vietoje, tai jau reikia žygiuoti. Apie techniką kažkokių daugiau dalykų iš esmės ir nereikia. Eisena yra atpalaiduota, rankos ne kaip mano laiko kažkokį tai fotoaparatą ir stovą, o turėtų būti laisvai, linguojančios, nereikia ten kažkur stengtis jų mėtyti, nereikia šiaurietiškų lazdų, tiesiog einam. Taip pat bėgimo metu galima vieną dalyką pagalvoti labai atsargiai, be pėdos statymo, tai yra nedėti didelių šuolių, nebandyti šuoliuoti. Reikia kompaktiškų žingsniukų, kurie geriau yra intensyvūs, negu kažkokie šuoliai su didelė atatranka. Tai manau labai svarbu turėti omeny. Ties technika tiek, toliau žygiuosim link avalynės. Pirmam kartui tikrai nereikėtų kažko persistengti, iš vis geriausiai susirast, ką spintoje turit ir bandyti tai išnaudoti, o ne čia dar planuot, ką čia nusipirkt, taip toliau. Dažniausiai po tokių dalykų pertrauksim, turim kliūtį. Dažniausiai per tuos visus planavimus viską atidedam ir baigėsi ta pradžia, kuri gali labai daug gerų dalykų atnešti. Ir taip ir atidedam kažkelintiems metams. Tai grįžtant prie tų visų dalykų, avalynė kuo paprastesnė, jeigu turit kažką, kas turi šiek tiek paminkštinimo, neinkariukai, tai būtų geriau pirmiem kartam. Būtinai bėgimo batų nereikia, treniruočių batai irgi tinka. Kai kuriais atvejais net sakyčiau yra pliusas, jeigu tai nėra su nuolydžiu avalynė, ji turi būti kuo lankstesnė, tas būtų labai gerai. Ir turėtų turėti vietos pirštam, nebūti kažkokia labai suspausta. Tai sakyčiau, labai neužsimastom per daug apie tai, kokie tie batai, o tiesiog imam batus ir važiuojam. Bandom rasti kelių, kad būtų šiek tiek įdomiau. Tai va, kartais viską reikia paprastinti, neužsistagnuoti ir neprisigalvoti, kad čia aš dar nepasiruošęs, neturiu batų, neturiu aprangos, neturiu kitų dalykų. Čia yra ne maratonas. Šitam, ką šiandien rodau, ruoštis kažkaip labai tikrai nereikia. Tai ir noriu padaryti, kad čia būtų pasiruošimas toliau į jūsų kažkokius tai intervalus didesnius, į nubėgimą jau ne pusės kilometro, ne 5 minučių ar ten kilometro, o galbūt kelių kilometrų, ką prieisime su laiku. Taip, ties technika, ties avalynė, bendrą dalyką turim, galim pakalbėti šiek tiek apie dangą. Šiuo atveju pasirinkau miško takelį, kur vėl yra keletą dalykų. Yra šiokių tokių rizikų, nes yra šaknų, nelygumų daug, bet yra minkštumas. Kas vėl gerai, nes atatrankos sumažinsit kiekį, ypač kol dar neturit tų visų techninių elementų, raumenų struktūros dar paruoštos tam. Tai sakyčiau, kad yra visko, yra pliuso ir yra minuso.
Bet jeigu ir rinksitės mišką, tai bent jau nerinkit tada greitų intervalų, kai bėgsit. Tada bėkit šiek tiek ramiau, atsargiai, kad nebūtų kažkokių tai virtimų, čiurnų išsinarinimų ar dar kitų reikalų. Jeigu batas pakankamai minkštas, galit pasirinkti ir kažką paprastesnio, sakykim, žolyną kažkokį. Pavyzdžiui, Kaune, kaip pavyzdys, labai neblogas variantas būtų Panemunės Šilo žolynas, kuris eina pagal Nemuną. Ten pakankamai lygu, pakankamai minkšta ir visai yra atstumo. Ir nėra šaknų. Mūsų pirmasis intervalas tuoj prasidės. Bėgsime 1 minutę sau tinkamu tempu. Pirmas intervalas įveiktas. Kaip ir sakiau, pradedantiesiems nerekomenduoju ir labai skubėti su pirmais intervalais. Geriau pasirinkti kažką tokio saugaus. Tai manyčiau, kad kažkas apie 6-7 minučių kilometrui tempą. Pakankamai saugus tempas, pirmais kartais gali būti ir pakankamai iššūkis. Tai, kad būtų tikriausiai naudingiausia nepersistengti. Taip, tikėjausi takelio, bet iššokau visai ne į takelį, o į voratinklių irštvą. Taip, peisą galima matuoti skirtingais dalykais, tai reiškia, vienas variantas yra matuoti peisą minutėmis kilometrui, tai reiškia, sakykime, jūsų bėgimo greitis yra 6 minutės trukmės 1 kilometrui. Kilometrais per valandą tai būtų 10 km per valandą. Tai manyčiau, kad net kokią lentelę parodysiu, kaip paprasčiau tai būtų skaičiuoti ir susidėlioti savo galvoje, kokiu tuo tempu reikėtų bėgti. Laikrodis tai labai puikiai rodo. Taip. Pirmas intervalas įveiktas, tikslas dabar nėra skubėti, tikslas yra atsipalaiduoti, pakvėpuoti, geriausia nekalbėti kaip man, kadangi daug sunkiau atsistatyti. Dėl to intervalo greičio būkit atsargus, bet jeigu jau turit kažkiek patirties bėgime ir norite jį sugrįžti, tai iš esmės tos intervalus galima daryti daug greitesnius. Turėsim jau antrą intervalą, po to papasakosiu daugiau. 3, 2, 1. Reikia atsistatymo ir kaip tik papuolė kalnas, papuolė, kaip matėt per vaizdo įrašą,
visokių kampų. Aš asmeniškai pasidariau šitos intervalus tokius intensyvesnius, kad būtų įdomiau. Tai mano intervalų minutės trukmės tikslas buvo peisas tarp 3-3:30 km. Tai reiškia apytiksliai tarp 17,5 ir 20 km per valandą. Kad pasportuočiau irgi kartu su jumis. Taip, geras iššūkis. Ką ir norėjau papasakot, kad šitie intervalai, jie puikiai tinka ir pažengusiems. Faktas, gal tada reikėtų ne eiti, o bėgti ristele. Galima čia vėl visokių tų intervalų pasidaryti, priklausomai nuo tikslo. Jeigu intervalai itin greiti, galima daryti vaikščiojimą, galima daryti poilsį, pastovėjimą vietoje. Vėl viskas čia sumuojasi nuo jūsų tikslų ir nuo tikriausiai to, ką jau esate bėgime pasiekę. Turime dar 40 sekundžių iki kito intervalo. Tai tokie pagrindiniai dalykai dėl to peiso, greičio pasirinkimo. Faktas, kad greičiau bus bėgti ne miške ir rizikos būtų daug mažiau iš kitų aspektų, tokių kaip, pavyzdžiui, čiurnos kažkokio tai patempimo, sumušimo, galbūt susitrenkimo į šaknį. Jeigu pažiūrėtumėt, kokiais reikalais kartais reikia bėgti, o jeigu dar avalinį barefoot, tai atsiranda tokių labai rimtų iššūkių. Turėsime to į kitą intervalą. Po 5, 2, 1 ir varom. Taip, labai gerai. Net nežinau, kur esu. Po to kažkaip grįšim. Telefonų neturiu. Jo ir taip užtenka daiktų, kuriuos reikia neštis. Atsistatom. Niekur nebeskubam. Ėjimas yra apskritai šiaip tai neskubėjimo funkcija. Voratinklių pilna. Neskubėjimo funkcija. Evoliuciškai turim 2 dalykus. Eisena ir bėgsena. Iš žmogaus prigimtinės lokomocijos. Čia kaip pavyzdys, paukštis gali skristi, gali šokinėti kaip kengūra panašiai ir gali vaikščioti. Tai jis toksai evoliuciškai kai kuriais atvejais labiau pažengęs. Aišku, jis negalės bėgti. Visur yra pliusų, visur yra minusų. Žmogus gali eiti ir bėgti. Čia yra pagrindinės žmogaus judėjimo galimybės raštai. Tai vat būtent, kodėl mes tai ir darom dabar. Einam ir bėgam, nes biomechanikos treniravime visų pirma turi būti šitie dalykai. Pratimai, visi kiti dalykai šalia. Tai jeigu jūs nevaikštot ir nebėgiojat, galima kažką padaryti pratimais, galima nemažai padaryti pratimais. Bet jeigu dar ir vaikščiosit ir bėgiosit, tai galimybės mūsų bus žymiai aukštesnės mūsų siekiuose. Tai vat, ta lokomocija, bėgiojimas, vaikščiojimas, labai gili tema. Ir šiaip tikriausiai kiekvienas norėtume nugyventi savo protu. Tai reiškia jokių ten demencijų, Alzheimerių, Parkinsono, kitų dalykų ir savo kojomis. Vėliau kitas intervalas. Pradedam.
Puiku. Vėliau galėsiu pasidalinti savo vaizdu visų. Matysis visi intervalai. Ta tema kaip tik labai tiks laikrodžio. Kažkokio tai fizinio aktyvumo trekerio. Laikrodis, žiedas, galbūt kažkoks dirželis, telefonas. Tema. Manau, kad patogiausias variantas vis tiek bus laikrodis. Iš bėdos telefonas. Tačiau su laikrodžiu matysit viską patogiau ir čia ir dabar. Ko nebus su žiedu, ko nebus su apyrankė. Ir su telefonu galima tai gauti, bet atsiranda kitų dalykų. Kur jį dėti, jis sveria. Visko ten yra. Ar išsitraukinėti jį kiekvieną kartą nuo kažkokios rankovės ir taip toliau, ar jį dėti kažkur prie pilvo. Man asmeniškai laikrodis tuo labiau yra gera proga pailsėti nuo telefono. Tai čia, manyčiau, vėl yra subjektyvus kažkoks reikalas. Kas iš laikrodžių labai gerai, kad gaunat galimybę matyti savo kilometražą, peisą, galų gale susidaryti kažkokius tokius, kaip turiu pats per Garmin Coach pasidaręs intervalus, kur nereikia nieko galvot, gali išsijungti, gali kalbėti, pasakot, galima ir sociumą pajungti, daugiau žmonių ir visi gali eiti, pamiršti, nebežvilgčiati tą laikrodį, kada ten intervalas laukia. Viską tiesiog supipsena, jūs kalbatės, reikia bėgti. Važiuojam, bėgam. Tai labai patenkinta šitą funkciją, galima pasidaryti taip, kaip norit pagal save, kiek minučių eit, kiek minučių bėgti, kiek kartų kartot. Ir labai smagu iš tos pusės galima. Ir jeigu nesuklydau, bėgimai mūsų baigti šiandien. 5 intervalai, liko eisena beveik 7 minutės sudėjus ir turėsime 25 minutės krūvio. Atsistatom, pasižvalgom, leidžiam širdies susitraukimų dažniui nusiraminti. Nebeįsitempiam, niekas mūsų nebegaudo, nieko mes negaudom ir nemedžiojam. Jau sumedžiojam šiandien. Sumedžiojam šiandien viską, ką turėjom. Dabar eisim valgyti greitai. Atsistatom. Taip pat laikrodis leis stebėti jūsų širdies susitraukimo dažnį. Kas, sakyčiau, yra pirmutinis dalykas. Kodėl apie tai nekalbėjau ir pagal tai nedaviau gairių, nes ne visi turi laikrodžius, ne visi turės galimybę ir bus, aš neturiu laikrodžio, nematau to savo pulso vadinamo ir nedarysiu nieko, nes dar ką nors prisidarysiu. Jauskit save, viskas yra gerai, ne maratoną bėgam, 5 intervalai po minutę, 5 minutės bėgimo, čia nesigaus nei kilometro tikriausiai pirmą kartą, priklausomai nuo to, kokiu tempu bėgsit. Bet jeigu yra tokia galimybė, jeigu yra galimybė matyti savo širdies susitraukimo dažnį, tai puiku. Intervalai, viskas tvarkoja, galite ir aukštesniam pulse pabūti, čia vėl viskas atsimuš, turite viršsvorio ar neturite. Kiek turit parengtumo, koks jūsų ramybės pulsas apskritai yra susitraukimų dažnio širdies. Labai daug kitų dalykų. Ir turėsim 5 minutės likusias.
Ir jeigu visai nepavargot, šiek tiek pagreitinkit, spėresnis ėjimas tebūnie tegul būna. Jeigu jau jaučiatės visai, kad ir kvėpavimas dar aukštas, intensyvus, kad ir raumenukai truputį pavargę, tai tiesiog pasimėgaukit, pasižvalgykit aplinkui. Niekur nebeskubam. Aš pats asmeniškai visiškai sulėtinau eiseną. Medituoju, vegetuoju. Tai va, yra labai daug dalykų, visko nesutalpinsiu per vieną kartą. Technikos klausimai irgi labai plati tema. Iš esmės, toks dalykas kaip technika, labai giliai nelendant, tai nėra sąmoninis veiksmas. Jūsų raumenys turi būti paruošti įgyvendinti tą techniką vadinamą. O kad jie įgyvendintų ją ir kodėl čia kiekvieno žmogaus technika yra skirtinga, dėl to, kad kiekvieno žmogaus raumeniniai disbalansai yra skirtingi. Ir vienas, pavyzdžiui, bėga nuo kulno ne dėl to, kad jis nemoka, o dėl to, kad taip raumenys nupasakoja. Kodėl visada duodu pavyzdį, kad vaikai, tie, kurie tokie laukinukai, daug bėgioja, daug vaikšto, nieko nežinodami apie bėgimą, jie dažnai bėga labai gražią bėgimo techniką, kur kai kurie net pasaulinio lygio atletai neturi tokios gražios ir efektyvios bėgsenos, bet jie tiesiog su savo bėgsena, su visais niuansais, su visais minusais, jie tiesiog yra adaptavęsi ir daug ką išlavinę. Tai nereiškia, kad negalėtų būti geriau. Ir šiaip visa ta mūsų bėgsena, kur ten rankos juda, kur galva, tai yra tiesiog mūsų raumenų disbalanso sukeltas veiksnys. Kodėl apie tai pasakoju? Nes kai kuriais atvejais bus tikrai taip, kad pabėgot, pajutėt kažkur truputį kelį, gal čiurną, gal dar kažką. Nereikia to išsigąst. Faktas. Jeigu pajutot bėgant, tikriausiai stabdykit. Jeigu galite eiti, tiesiog pasirinkit pratęsti visą šitą treniruotę eiseną. Kas yra puiku. Nereikia galvoti taip, kad aš čia negaliu bėgti, tai jau aš čia niekam tikęs, čia nieko nebedarysiu, susinervinti ir panašiai. Šiandien gal negalit. Aišku, mano geriausia rekomendacija tai būtų tokiu atveju kreiptis į atitinkamą specialistą, kineziterapeutą galbūt. Galbūt asmeninį trenerį, kuris tame specializuojasi ir spręsti problemą, kodėl jums skauda. Nes jeigu neturit kažkokių labai gilių degeneracinių procesų tiek keliuose, tiek asmenyje, tai viskas yra tikrai sprendžiama, net jeigu ir turit, viskas yra sprendžiama kiek sudėtingiau, bet visada yra sprendimo būdas viskam. Tai šitoje vietoje neišsigąskit skausmo, nenustokit judėti, tiesiog ieškokit priežasties. Ir šitas visas reikalas, ką dabar atlikom, pradedančiųjų reikalas, tai gali būti vienam jau visai sudėtingas, tokia visai sudėtinga treniruotė, o kitam žmogui visiškai apie nieką. Tokiu atveju jūs galite pasigreitinti tą bėgimo intervalą, pasiilginti trukmę. Yra daug visokių opcijų ir manau, kad ateityje padarysiu daugiau vaizdo įrašų, kur bus, sakykime, pažengusiems. Arba tokiems, kurie jau galbūt ruošiasi kažkokiams tai varžyboms bėgimo. Tai galbūt intervalai su pagreitėjimais. Galbūt kažkokie 4 minučių intervalai, kur po to bėgam 4 minutės greitai, tada kokias 2 minutės ar 4 bėgam lėtai. Bet čia sakau, čia jau nebe tiek sveikatingumas, kiek jau sportininkų reikalai. Mano pagrindinė mintis tai yra sveikatingumas. Pirmoje vietoje noriu, kad visi būtume sveiki, kad mažiau mums ką skaudėtų, kad būtume laimingi ir patenkinti. Ir, žinot, naudos, kurias gaunam, taip, eidami miške, kvėpuodami ir panašiai, jos nėra tik apie tai, kad čia biomechanika, kardio krūvis, kurį be abejo gavote, tie patys žingsniai, raumenukai, bėgant raumenys stiprėja, ypatingai stiprėja, jeigu bėgimo intervalai yra greitesni, kažkas arčiau sprinto. Ir tos naudos yra labai plačios ir psichologinės naudos, laikas savo, oras, kurį įkvėpite, ne toks oras kaip Vilniui, nežinau, geležinio Vilko gatve bandytume eiti ir bėgti, ar pastate rekuperuojamam, čia yra tiesiog kiti dalykai. Čia yra mūsų pradas. Tai vat, jeigu patiko, matot, kad tai naudinga, spauskite patinka, dalinkitės ir iki kitų video.